Jeigu svajoji ir nori tapti tu kažkuo, tapsi, aš tikiu tavimi, neužtenka vien svajoti, reikia jums kažką galvoti, norint savos norimo svajonės susitarnauti reikia. Į tai nemažai darbo įdėti, atiduoti visą save į tikslą. Klausyk savęs, niekados nenusisuk nuo savojo tikslo. Nepasiduok, kovok iki galo. Neklausyk tų, kurie tu sako, kad tau nepavyks, nenusileisk niekam ir įrodyk visiems, kad viskas įmanoma. Yra tokių, kurie skurdžių tampa oligarchais, kada sieksi savų tikslų, pamatysi, pradėjęs sektis tau šiame nuostabiam pasaulyje ir viskas bus tavo rankose pasiekta. Galėsi didžiuoti savimi, pradėk viską nuo pradžių, daryk tą, ką tu turi daryti, pradėk nuo šiandienos, o ne rytos. Būk atsakingas už visus, už artimus šeimos narius. Aš matau tavyje pergalę, o ne pralaimėjimą. Gyvenimas trumpas, bet šlovė gali būti amžina. Gyvenimo prasmė yra kaip menas, tai ne politika ir ne kritika. Gyveni tik vieną kartą ir mirtis ateina vieną kartą. Atiduok visą save į tikslą, klausyk savęs, niekada nenusisuk nuo savojo tikslo. Nepasiduok, kovok iki galo, neapleisk savęs ir neapleisk kitų. Įsakinėti savo yra didžiausia valdžia, nes tik tu save gali sutramdyti. Sakyti, kas ir galima, kas negalima, tik tu save gali pakeisti. Nes tu už save gyveni, už tave niekas nenugyvens, tu pats savo visi gyvenimo kalis gali savo įsikalti kokį nori. Gyvenimą gerą ar blogą, nesvarbu, nereikia tikėti visoką giedrime, nes tai gali būti melas išgalvotas, norintis tave apgauti. Žmonės buvo sukurti tam, kad vienas kitą mylėtų, o daiktai buvo sukurti tam, kad jais naudotume šiandien pasaulyje tiek chaoso. Yra dėl to, kad mes naudojame žmonėmis, o mylime daiktus. Narsumas seka garbę tarsi šešėlis, veido sielos atspindys. Darbai yra svarbiau už žodžius, šnekėti gali visi, o daryti ne visi. Pasiruošę taigi išlavinto proto paskirtis, nustatyti teigiamą ir neigiamą kiekvieno įvykio ir veiksmo potencialą, kuris gali nulemti geras ar blogas pasekmes ateityje ir nuo kurio priklauso mūsų laimė bei gerovė. Pasidalink savo žiniomis, tai kelias tapti nemirtingam. Neskubėk teisti kitų, neįsiaiškinęs priežasties, kiekvieno žmogaus širdyje nešioja viltį. Jei kartais žlunga, tai jokių būdų nereikia galvoti, kad žlugo viskas. Atiduok visą save į tikslą, klausyk savęs, niekados nenusisuk nuo savojo tikslo. Nepasiduok, kovok iki galo, neapleisk savęs ir neapleisk kitų. Savo sugebėjimų žmogus gali pažinti juos išbandęs. Tarp žmonių gyvenk taip, il Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu, tai klik tave žmonės girdėtų. Tam, kuris neturi ko tikėtis, nėra ir ko prarasti. Praradęs viltį nustosi bijoti nelaimę, dažnai suteikia viltį gyventi kitaip. Kai mes galų gale ko nors išmokstame, būnam jau per seniai tai pritaikyti. Taip viskas tęsiasi banga po bangos, karta po kartos. Nemalonus prisiminimai turi vieną gerą ypatybę, jie įtikina žmogų, kad jis yra buvęs laimingas, net jeigu prieš akimirką jis to netikėjo. Kiekviena meilė nori būti amžina ir tai yra jos amžina kančia. Turėti išminties nepakanka, reikia mokėti ją naudotis.